Bijotai, kaimas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, yra 7 km į šiaurę nuo Skaudvilės, prie pat automagistralės Vilnius-Klaipėda. Bijotų gyvenvietė formavosi per kelis šimtmečius ir patyrė įvairiausių pokyčių. Istorikai mano, kad nuo tarmiškai tariamo vietos vardo Bijata yra kilęs ir Bijotų pavadinimas. Bijotams skyrėm šią dainelę, gimtinei mūsų mylimai. Žemaičiai čia seniai gyvena, čia jie gyvens ir amžinai. Žemaičiai čia seniai gyvena, čia jie gyvens ir amžinai. O dabar kviečiu visus į Vyšniakalnį, aplankyti mūsų pačių rankomis pasodintų ąžuoliukų ir paklausyti baublių legendos. Taigi, čia pats laikas sužinoti, kasgi buvo tas baublys. Tai ne šiaip koks drevėtas pūzras, o ąžuolas galiūnas, Vyšniakalnio didžiūnas, tarp nesuskaičiuojamų savo brolių, pats galingiausias ir greičiausias. Jo šakos buvo plačios, į visas puses išdrikusios, taip aukštai į padebesius iškilusios, taip susiraizgiusios, susipynusios. Jo kamienas buvo toks įsipūtęs, kad ir pulkas ilgarankių vyrų nebūtų įstengę apkabinti. Gyveno čia keistas žemaičių bajoras, vardu Dionizas. Menkas bajoras, turėjo žemės lopą, žąsies plunksną ir ilgą bajorišką pypkę. Pap, pap, papsėdamas pypkę, vaikščiojo jis apie senus ąžuolus, susimąstęs ir kažką galvojo. Paskui pasišaukė į talką mužikus, kad atritintų tuos ąžuolus prie namų, resęs ąžuolinę pilį. Nes koks jis po perkūnais bajoras, kad neturi savo pilies? Sulygo bajoras su mužikais, ir darbas prasidėjo. Zvimbė pjūklai, poškėjo kirviai, dundėjo kūjai, upeliais tekėjo mužikų prakaitas. O keistuolis bajoras stovėjo šalia, papsėdamas ilgą pypkę ir šypsojosi. Mužikai vis ritina medžius galiūnus, net akys iš kaktos lenda. Nepasidavė galiūnai audroms ir vėjams, žaibams ir perkūnams. Pasiduos mat mužikų rankoms. Bet mužikų rankos ir už vėjus, ir už perkūnus stipresnės. Braška galiūnų kaulai, dreba raumenys, bet klauso mužikų rankų. Ritasi nuo vieno šono ant kito. Vis arčiau bajoro namų. Eime, vaikai, prisiglausti prie šio didžiojo ąžuolo kalno. O bajoras nieko ypatingo čia neveikė. Viename ąžuolinėme bokšte ant sienos pakabino kažkokius senus kryžiuočių laikų riteriškus šarvus, pastatė kažkokio baisaus žvėries iltį. Nenuorama romantikė, žemaitė idealistė, troškės dirbti savo krašto labui, kokią taiklę epigramą kalbos niekintojams skyriai. Lietuviai ir žemaičiai ar galvėjai esame, ar gitėjiškos kalbos niekad neapmokėsime. Aplink baublius tvyro idiliška nuotaika. Tavo puoselėtame darželyje dūzgė bitės, netoliese Petronėlės ir Kazimiero Jančių, Loretos ir Alvydo Raudonių sodybose puikiuojasi bičių aviliai. Juk seniau žemaičiuose didžiulių ąžuolų drevėse rasdavo prieglobstį mažosios darbininkės. Sako, net medžių kamienais medus tekėjęs. Čia jaučiama medaus dievaičio baubilo dvasia.
Burnoje pajuntu medaus skonį, o širdyje virpteli praeities nostalgija. Bandau suvokti, kaip ramu čia buvo darbuotis ir pačiam Dionizui, pasislėpusiam nuo įkyrų smalsuolių, o gal net ir nuo žmonos Uršulės. Lyg biteliai lipdyti krašto gerovės, kalbos, kultūros, istorijos žodyno korį. Visa tai turėjo atrodyti tikrai įspūdingai, tad nenuostabu, kad garsas apie baublį pasklido labai plačiai. Iš kažin kur žmonės atkakdavo jo pažiūrėti, tad ant išorinės baublių durų pusės buvo užrašyta: vaistinė proto ir po to stogu gali pralinksminti su nuomonė žmogų. Išmintingas ir mokytas atras, ką matyti, bet jau durnius ateis, neturi ką daryti. Rašytoje meno ir didžiajame baublyje stovintis stalelis, kurio šone aptiktas baublio lankytojus perspėjantis užrašas. Svečių ir draugų apsilankančių gausiai prašyčiau neimti, kas baubliui priklauso, ir netgi ranka užkariausio kario tegu nepaliečia šio svetimo gero. Jei tik paveldėtojai bus dėmesingi, negvėros, keistuoliai kokie neprotingi, ir jeigu po stogu nemirksim per liūtį, tai keletą amžių galėsim prabūti. Čia prateka pelas raunioji, baubliai ant kranto stovi du. Užsuk pas mus pasisvečiuoti ir padainuot visiems kartu. Užsuk pas mus